Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandienės laidos svečią turbūt pristatinėti nereikia, nes jį visą žino Lietuva. Tiesa, vertinamas jis yra kontroversiškai. Vieniems jis labai patinka, kitiems labai nepatinka. Ir šiandienės mūsų laidos svečias, ponas Petras Gražulis, neprieštarauja, kad jį pristatytumėm amžinų kalinių. Jisai sėdėjo prie sovietų valdžios ir daro prilaidas, kad gali būti pasodintas ir prie mūsų laisvos Lietuvos valdžios. Tai gerbiamas Petrai, papasakokit, kodėlgi tokios čia dabar fobijos pas jūs? Gal nesakyčiau fobijos, yra principai, nuostatos, nesitaikymas su sistema. Ir sovietmečiu tas pats buvo, Lietuva okupuota, o 95% susitaikė su ta okupacija ir tarnavo tai sistemai. O aš, žinot, netarnavau tai sistemai, net nestojau nei spaliukus, nei pionierius, buvau persekiojamas, metamas iš mokyklos. Visa tai yra be abejonės auklėjimas šeimos, tai yra tėvo ir visas laikas tikėjomės, kad gal kažkada tai Lietuva bus laisva. Ir todėl prieš tą sistemą ir kovojom. Buvau ir Helsingio grupės narys, kur buvo amžinatilsį įkūrėjas Viktoras Petkus, ir Laisvės lygos buvau narys, tai Antanas Terleckas buvo lyderis, buvau tos pogrindinės jaunimo tokios krikščioniškos organizacijos Eucharistijos bičiuliai narys. Artimai bendravau su tikinčių teisėms ginti komitetu ir panašiai. Daug aktyviai rinkom parašus, kad būtų atgražintos tikintiesiems bažnyčios, kad kunigai įkalinti būtų gražinti, vyskupai ištremties. Visą tą jaunystę leidom labai nemažai išleidęs esu ir išplatinęs antitarybinės literatūros ir religinės literatūros, ir ta veikla ant tiek įsiplėtė sovietmečiu, kad mes tą literatūrą jau platinom ir Ukrainoje, ir Rusijoje, ir net Latvijoje. Žinoma, mano kolegos, draugai buvo pagauti, buvo suimti, įkalinti, bet man kažkaip tai pavyko vis tik tais sovietmečiu dėl tos antitarybinės veiklos ir tos literatūros platinimo, tos įkalinimo išvengti. Bet buvo tokia pora atvejų, buvau sulaikytas, uždarytas įraštinis, bet kažkaip tai įkalčių pritrūko. Bet čia ilgas būtų pasakojimas apie tą visą antitarybinę veiklą. Žinoma, buvo pagrindinis tikslas, ir va čia labiausiai išgarsėjo viena iš akcijų, tai yra 87 metais organizavom prie Mickevičiaus paminklo rugpjūčio 23 tą vadinamą Molotovo-Ribentropo pakto pasmerkimą. Tarp kitko, tuo metu, kai mes organizavom tuos mitingus, ėjom prieš tą sovietų sistemą, tokie mūsų garsų žmonės kaip dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda stojo į komunistų partiją, taip pat stojo tuo metu pačiu ir dabartinis labai jau didelis patriotas, konservatorius Masiulis į komunistų partiją. Jis ruošia metodiką, kaip reikia kovoti su krikščionybė ir kaip propaguoti ateizmą, mokė mokytojus jisai, o dabar jau, kaip čia pasakyti, didžiausias krikščionis demokratas. Tai tų kulverstukų labai daug ir žmonių yra gal 90, sakyčiau, daugiau procentų. Yra tokia net ir patarlė, žuvis ieško kur giliau, o žmogus kur geriau. Tai vis tik didelė dalis žmonių prisitaiko prie bent kokios situacijos, prie sistemos. Ir man labai, paimkim, kad ir Landsbergis, nuo 87 metai, ne Landsbergis, tai yra Nausėda, mūsų prezidentas, stoja į komunistų partiją. Aš nepateisinu to, bet kas svarbiausiai, kas įdomiausiai, kas jį puola, toks Masiulis. Eligijus slepia, kad jis buvo komunistas, neligijus, atsiprašau, Kęstutis Masiulis, ir slepia, kad jis pats buvo komunistų, stojo tuo pačiu metu į komunistų partiją. Prisimkim, dabar vėl išryškėjo kitas patriotas, tai yra šitas Valatka, kuris didžiausias dabar, ar ir didesnis už jį, kažin, patriotas Lietuvoje už Valatką, manau, kad nėra. Pasirodo, tais pačiais metais irgi stojo į komunistų partiją ir visus tokius kaip mus niekina. Ir grįžkim dar prie mūsų vadinamos antro žmogaus po prezidento šitos Čmilytės, kiti vadina Čmil, ją pagal tėvo pavardę. Taigi jos senelis, su tanku įvažiuoja į Lietuvą, ją okupuojant. Tėvas jos KGBistas, o jinai Seimo pirmininkė, didžiausia patriotė ir nuolat mane smerkia, kad aš esu žmogus, kuris, kaip čia, čiut neišduodu Lietuvą. Ir pažiūrėkit, taip, vaikai neatsako. Aš nesakau, kad vaikai atsako už tėvų klaidas, bet
Ar jinai, būdama Seimo pirmininkė, nors kartą pasmerkė tėvo senelio nusikaltimus? Ne. Tai kokią aš išvadą darau? Bet šitie tokie kabutėse patriotai, kurie pasiėmė labai plačias, ilgas Ukrainos vėliavas, Lietuvos vėliavas, kurie prisisekinėja sausio 13 dieną, va čia tokias didžiulės nezabūtkės, tik pasikeitų valdžia. Ir jie patys greitai pasikeistų, tarnautų tai kitai sistemai. Vat neduok Dieve ateitų vėl Putinas, Rusija, nes dabar Landsbergis kalba, kad karas bus gal šiandien, gal rytoj ir panašiai. Tai be abejonės šitie greitai ir ta Čmilis įtrauktų savo senelio uniformą, aš tarp kitko įtikiau plenarinių posėdžių metu, kai mitingė žmonės man įtikė, vienas žmonių rado kažkur tai Čmilytė senelio tankisto uniformą. Nu, jūs, gerbiamas Petrai, daug įtikinėjo Čmilytė uniformą, kažkam tai kelnes užtrauktukų, tai gal jūs dėl to ir išmetė iš Seimo, nes daug kam įtikinėjot kažką. Tai labai didelis, tai be abejonės, tai didžiulis, kaip čia pasakyti, tai labai nepatinka, įsivaizduokit, priminė jos praeitį, nori šiandien jos nusiplaut, parodyti, kad jo visas ne visos šaknys patriotinės, bet galima kalbėti čia apie visus, apie Grybauskaitę, kaip dabar didžiausia Landsbergių patriotė, klausykit, stoja dar į komunistų partiją, Brazausko atsiskiria nuo Maskvos, o Grybauskaitė lieka Barakevičiaus partijoje, dėsto komunizmą, Lietuvai paskelbus nepriklausomybę. Štai gal Landsbergis padaro ją šventąją. Nu, apie Landsbergius nėra ką kalbėti, klausykit, irgi kaip inkstas taukuose gyveno sovietiniais laikais ir važinėjo po visą pasaulį, ten rašė raportus ant savo giminių, dirbo, kai sako, ranka rankoj su KGB. Tai tie dalykai yra ir be abejonės, kai juos primeni, nu tai yra. Aplinkui atrodo visi blogi, bet yra toks posakis, ir saulė mums šviečia. Net saulė turi dėmių, bet mums jinai vis tiek šviečia. Aš noriu pasakyti... Kad Landsbergiai šviečia. Nu, Landsbergiai aš nežinau šviečia ar ne, bet kartais atrodo, kad... Komunistinė saulė švietė ir teisingai. Jūs esate šventesnis už patį popiežių. Žiūrėkit, kas nes net ir jisai, sakykime, va šiandieną sako, mes galime bažnyčioje laiminti poros vienos lyties, ne? O jūs, ta prasme, jūs nekaip nedaunojate. Jūs jau truputėlį kaip čia iškraipot šitą popiežiaus mintį, žinoma, amžių žmogus, bet paskui dažnai jis pasako ir vėl atsiprašinėja ir taisos, jau gal trečią kartą popiežius. Nu niekada bažnyčia nelaimins homoseksualių porų. Nu niekada. Tai yra be abejonės 10 Dievo įsakymų ir niekada popiežius joks nepakeistų 10 Dievo įsakymų. Yra kita mintis. Kad laimina Jūs, Petrai, kovojate daugiau negu popiežius už tas tiesas ir galbūt va čia jau šitas šventumas kenkia. Aš gal nesakyčiau, kad aš daugiau negu popiežius kovoju, bet vis tiek sakau tai, ką kalba ir šventas raštas ir dėl švento rašto citavimo aš perpasakau šventą raštą, ką kalba šventas raštas apie homoseksualizmą ir man byla, nes vasario 6 dieną man teismas. Bet tai nieko nenustebintų, nes jūs prie visų valdžių sėdite. Taip, nieko nenustebintų ir tarp kitko aš nuoširdžiai sakau, nei kiek nebijočiau. Ir nebijau pasėdėti. Būtų labai įdomu palyginti sąlygas, kokiom sąlygom sovietmečių kalėjo kaliniai ir kokios sąlygos dabar kalint. Bet kentėti už tiesą, už tiesos žodį, tai tikrai nėra sunku. Jūs 7 kadencijas, Seime buvo 7 kadencijas. Jūs pasakykite dabar, ar ten Dievo ar velnio ranka buvo, kad tą mygtuką paspaudė? Aš sakyčiau, kas yra. Tai teisės ekspertai nenusstatė, kad aš balsavau. Jie nežinojo, kokius veiksmus aš atlikau. Gal musę norėjau paspaust, gal va kaip jūs dabar rankom sklaidotės, gal kokį... O ką jūs norėjote iš tikrųjų, Petrai? Ką jūs pasakykite? Ką jūs iš tikrųjų norėjote? Musę? Žiūrėkit, nežinau aš. Kodėl? Kadangi mes daug kartų, kelius šimtus balsuojam per vieną plenarinį posėdį, tai tikrai negaliu pasakyti. Bet kas įdomiausiai, kad teisės ekspertai nenustatė, pats šitas kaimynė esantis Seimo narys Jonauskas nematė, o konstitucinis teisės ekspertai nematė, bet konstitucinis teismas turi ypatingą galią. Jis pasikvietė piktasias dvasias, užsidarė į tamsų kambarį ir spiritizmo seanso metu pamatė, kad aš balsavau. Va čia tai jau yra stebuklas. Nu, jeigu ir taip, bet jūsų nenuteisė, jūs nesėdit kalėjime, bet nesėdit ir Seime.
Tai kelia klausimų tiesiog apie adekvatumą nusižengimų ar bausmės taikymų. Turbūt ne tik man, ne tik jums, bet ir daugelį žiūrovų. Žiūrėkit, tai dar žiūrėkit, toks sutapimas, kai sako, nėra to blogo, kas neišeitų gera. Ar dar kartą neatskleidė ir neparodė visiškai nuogumo Seimo nario? Gapšys sėdi kalėjime, mandatą įsaugo, o aš nenustatyta net, kad balsavau, atimtas mandatas. Ar Lietuva dar kartą nepraregėjai, kokio tu gyveni šalyje ir koks Seimai jūs valdo, kad jokios opozicijos nėra, jinai tik vaizduojama ta opozicija. Pažiūrėkit, kad jis išsaugotų Gapšį, darbo partija, susitarė su opozicija, su šitais konservatoriais, liberalais ir Laisvės partija. Jūs tik balsuokit, kad Gražulį išmestų, mes palaikysim Gapšį. Tarp kitko, čia dalyvavo ir vardan partija irgi dalyvavo balsavime. Tai aš manyčiau, tie sandoriai vyksta, nes Gražulis pavojingas, o Gapšys nelabai. Iš tikrųjų mes sąmokslų teorijų galime prigalvoti. Čia nesąmokslas, čia faktas. Prigalvoti daug. Bet faktas yra faktas, jūs prabalsavote už kitą Seimo narį. Neprabalsavau, teisės ekspertai nenustatė. Teisės ekspertai, į kuriuos kreipėsi Seimo, ta vadinama apkaltos komisija, išvada nenustatyta, kad Seimo narys balsavo už Jonauską. Jūs iš tikrųjų daug rūpinatės, sakykime taip, katalikybė Lietuvoje, ne? Ir natūraliai atrodytų, kad jūs turėtumėte daug palaikytojų tam pačiam Seime. Ir gavosi taip, kad vis dėlto jums vieno balso persvara buvo patvirtinta apkalta. Tai kodėl taip įvyko iš tikrųjų? Gal jūsų tas, sakykime, toks intensyvumas, sakykime, darbė priaugino daug oponentų ir buvo puikiai proga atsikratyti jūsų. Ką jūs apie tai manote iš tikrųjų? Tai žinot, kas yra, kad... Kodėl? Žinoma, aš apie tą krikščionybę, kad tos krikščionybės jau Lietuvoje, man atrodo, jau nelikė, labai mažai. Net ir tie žmonės, kurie jau vaikščio į bažnyčią, kad ir dažniau, kažin, kaip jie laikosi 10 Dievo įsakymų, tame tarp ir patį, mane. Aš sakyčiau, tos krikščionybės dabar daug mažiau negu sovietmečių. Pažiūrėkit, aš galiu faktais paminėti. Šiemet dabar jau Lietuvoje beveik į seminariją kunigų mažai kas stoja. Seminarijos uždarinėjimus, Telšių, Vilkaviškio uždaryta. Ir tas vadinamas materializmas ir geras gyvenimas, siekimas naudos, be abejonės žmogų atitraukia nuo krikščioniškų idėjų. Ir už tai ateina genderistinės ideologijos, homoseksualistinės, nori įteisinti vienalytės santuokas gėjų. Tai yra prieštarauja krikščioniškom vertybėm, pamatiniam krikščioniškom vertybėm. Šventam rašte 118 kartų smerkiamas homoseksualizmas. 118 kartų. Bet Petrai, laikmetis keičiasi, gal gali visi sugyventi gerai ir katalikai, ir genderistai. Kamgi reikia čia draskyti smaikę? Sako, kad vertybės keičiasi. Jos niekada, vertybės yra amžinos. Jos nekinta. Ką norit jūs darykit, aš jau minėjau, popiežius nepakeis 10 Dievo įsakymų, kur Dievas davė Mozei. Jiem žini. Ir tos vertybės amžinos. Ir faktiškai visos imperijos, kiek mes žinom, žlugo ne dėl valdymo netobulumo, dėl moralinio supuvimo. Ar tai Romos imperija, ar Bizantijos imperija, ar net paimkim plačiąją tą prasme, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ponija pradėjo rūpintis tik savimi ir pamiršo kraštą ir pasidalino tokią galingą šalį be karo. Bet vertybės tegul jos nesikeičia, bet ar negali žmonės draugiškai sugyventi su kitom skirtingom vertybėm? Mes galim gerai draugiškai sugyventi ir su narkomanais, ir su alkoholikais, ir pedofilais, ir su nekrofilais. Su visiems turi būti pasaulyje vietos. Aš nemanyčiau, kad genderistus reikėtų lyginti su nekrofilais. Tai yra homoseksualinis nukreipimas. Vieni myli vaikus, kiti gyvulius, treti lavonus, kiti dar ką nors, kiti vyras vyrą myli. Aš noriu jums pasakyti, kas čia ne mano išmislas, bet paimkime, ką kalba, kad ir apaštalas Paulius. Jie verti mirties bausmės. Ir dar pasakysiu, tai kad žmogus asmeniškai turi nukreipimus, problemą ir su ją kovoja, tai tokius popiežius laimina, kad ta kova sektųsi, kad žmogus grįžtų į normalų gyvenimą. Čia mūsų nuomonės įsiskiria. Aš galvoju, kad tikrai jie neverti mirties. Aš manau, kad mes turėtume daugiau tolerancijos turėti vienas kitam. Apaštalas Paulius taip kalba. Gerai, gal nusileiskim tada ant žemiškų dalykų. Bet dar vieną dalyką aš jums pasakysiu. Galim nusileisti. Bet aš, žinot, kas yra Mato ir Luko Evangelija. Ką kalba
šitie apaštalai. Kristus, ką kalba apaštalams, vargas tam, kuris papiktins bent vieną mažutėlį. Parodys blogą pavyzdį. Geriau jis pasiimtų asilo sukamą girnų akmenį, užsirištų savo ant kaklo ir nusiskandintų. Kristus sako, jam bus lengviau paskutinę teismo dieną. Ne gražulis čia kalba ir net ne popiežius. Čia kalba Kristus savo apaštalams. Na, matot, jūs iš tikrųjų turite tokio nepakantumo, nu tai čia jūsų asmenybės. Tai Kristus už nepakantumą irgi buvo nukryžiuotas. Aš kadangi esu nuodėmingas, tai mane tik tais mandatė. Jūsų oponentas ir Seime, turbūt dabar jau ir gyvenime, insėvęs apkaltą Tomas Vytas Raskevičius. Profesionalas homoseksualas. Sako, jeigu sako, jums kažkokia tai bėda, tai jis tam pasiruošęs paskolinti ar padovanoti, nežinau, šaukštus, peilius, keptuvę gal. Aš jo nelabai klausau, man neįdomu, kad jis kaip ir elgesi katalikiškai, nori jums padėti, ar ta prasme jūs priimtumėte pagalbą? Propaguodamas homoseksualizmą ir įteisindamas sunkų nusikaltimą, jis elgesi katalikiškai. Bet jisai jums pasiruošęs padėti, Petrai. Man jo pagalbos nereikia. Aš jau galiu už bado mirsiu, bet man jo pagalbos nereikia. Supratau. Kaip jūs dabar iš tiesų gyvensite be Seimo? Nes jūs įpratęs, prasme, būti aktyvūs politiškai, padėti žmonėms. Dabar kaip pasakyti, esu Tautos ir Teisingumo sąjungos pirmininkas. Taip. Dar yra galimybė, jeigu jos netims, nepasodins, kandidatuoti į Europos parlamentą. Ruoštis, stiprinti komandą, eiti Europos parlamentą, o ir po to ruoštis rudens sesijai, kad šitą valdančią Landsbergių klaną nušluot nuo Lietuvos žemėlapio politinio. Tai yra tokias tikslas, o tai yra darbo labai daug. Bet, gerbiamas Petrai, viskas yra principė, kas tiki Dievą, Dievo rankose. Gal tai yra Dievo ranka sako, kad jums reikia pailsėti nuo politikos, nebeužsiminėti Landsbergių nušlavinėjimo, o tiesiog užsimti gal tapyti, piešti, rašyti poeziją. Ar nemanot, kad gali būti toks ženklas siunčiamas? Tai be abejonės, kokie ženklai siunčiami, tai be Dievo žinios nei plaukas, nei galvos nenukrinta. Taip pat yra Kristus pasakęs. Tai aš manau, kad man atrodo, kad Dievas man šitą kelią davė nelengvą. Tai yra persekiojimai nuo pat vaikystės iki vyksta dabar. Ir aš tikrai prašau Dievo, kad jis padėtų neišsižadėti savęs tų vertybių, nesuklup prieš Landsbergių sistemą, nepradėti garbinti Landsbergių sistemos ir nedaug Dieve, jeigu pradėčiau dar garbinti tą genderistinę ideologiją, kuri griauna šeimą. Taip, visi mes esam žmonės. Ar jūs galvojat, kad daug reikia išminties prisitaikyti? Ar reikėjo daug išminties prisitaikyti prie sovietinės sistemos? Tikrai nereikėjo. O galvojat, kad dabar daug reikia išminties atsieiti, atsiklaupti ir pradėti verktis, kad gailiuosi dėl savo veiklos? Tikrai daug nereikia. Daug jėgų ir pastangų ir Dievo pagalbos reikia išlikti savo kelyje. Tai nėra lengva. Ir aš paprašau, kad jeigu neklupau šito politinių kelyje sovietmečių, jaunas nebijau eiti į lagerius. Tai ir šiandien irgi Dievo pagalbos prašau, Dieve palaikyk mane šitame nelengvame kelyje. Iš tikrųjų, aš pritariu tam, kad Dievas palaikytų jūs nelengvam kely ir Dievas palaikytų mūsų visą valstybę, mūsų Lietuvą ir žmonės tam sunkiam iš tikrųjų kely. Ačiū Jums, kad buvote su mumis, kad atėjote laidą. Gerai. Šiandieną Jūs žiūrėjote laidą Juokas prašara. Mūsų svečias, kaip pas save pristato, amžinas politinis kalinys, buvęs ir galbūt būsimas Petras Gražulis. Ačiū jam, ačiū visiems žiūrėjusiems laidą. Kam patiko, spauskite patiko, prenumeruokite mūsų kanalą ir iki sekančių susitikimų eteryje. Dar kartą ačiū Jums, Petrai. Ačiū. Iki.